per nuėjus vyksi? Man norėjau tavęs to paties klausti. Šiaip dabar kaip tik derinu sodybėlę, tai tikiuosi, kad susiderins. Kaip visada su draugais kažkas tokio tą temą? Jo, tik mums biški žmonių trūksta, tai mes dar. Tai susitarsim. Ieškam. Nes pas mane, supranti, šitie nauji, šiaip dažniausiai pas mane viskas ir frontų vyksta. Tai plius minus, tai jo, iš tikrųjų reikėtų, žiūrėsim, žodžiu. Jeigu ką, nesugalvoju, Maktašius koncertą galėk, žinai, bet, žinai, Mačiau tą momentą, aš kaip fanas Marijono nuoširdus, tai manyčiau visai nebloga idėja. Tai va, ir dar gal surašiau žmonių, žinai, tipo, ir iš savęs dar kokį domą pakviešiu, žodžiu. Esmė tame, kad labai gerai, man atrodo, podcastą pradėjom. Tai va. Tai... Aš prisipažinsiu, net galvau, čia net nepradėjom, dar čia pasirodė jau įrašom, tai gerai. Oi, ne. Viskas natūraliai. Taip ir turi būti, apie ką mes kalbam. Ne, aš galvau, tu pradėsi čia nuo savo to grandiozinio gimtadienio šventės. Čia reikia pasakyti visiems, Andrius vienais metais labiau patyręs, labiau pagyvenęs jau, net nesupy kolega, porą raukšlių matau papildomą atsiradę. Tai miego trūkumas. Ne, šiaip jo. Buvo tikrai įspūdingas gimtadienis, galvojau, nebus taip gerai, kaip buvo iš tikrųjų, nes visai galvojau, žinai, visada prieš tokią šventės labai daug galvoju, tai gavosi labai gerai, nesakau, dar 9 ir 9,5 tiek 10 nesinori duot, kadangi dar visada gali būti geriau. Pasilieki vietos tobulėjimui. Tai va, ir ten, aišku, dar sulaužytų dalykų kažkiek buvo, panašiai. Bet čia mano normalu, bet jo. Ne, tai čia ženklas, kad bailis geras buvo. Čia jeigu viskas būtų steriliai gerai palikta, tai irgi ne iš gero. Jo, viskas buvo tvarkoj. Aišku, galim turbūt ir apie futbolą pakalbėti, kad jau susirinko. Reiktų gal, manau, kažką reiktų. Kur jau šiek tiek nėra viskas tvarkoj, tai Manchester United, manau, vis tiek pyk nepyk. Norėjau jau į tą temą kažkaip, kad kažkas tvarkoj, kažkas netvarkoj, tai pas United netvarkoj ir labiausiai turbūt. Ką norėčiau skirti, iš vis, aišku, reikia paminėti, kad pralaimėjo prieš Bayerną 0-1, taip sakyčiau, užtikrintai blogai žaidė. Labai neįtikinčiai žaidė ir bent jau ten sakė, kad... Ko tu tikėjai prieš Bayerną? Tai... Bet tikrai, dar ypač pasižiūrėjai, XG ten 0-2, tai iš vis sunku, ne tai, kad sunku patikėti, bet tiesiog tokia situacija. Tai pralaimėjo kitose rungtynėse ir ne tik, kad pralaimėjo, bet ir palankaus rezultatų nesulaukė kitose rungtynėse, Kopenhagenas 1-0 įveikė Galatasaray. Ir gal, nežinau, ne tiek norisi ten apie tą gal mačą kalbėti, bet tiesiog apie Eriką ten Hagą ir kaip tu žiūri, kiek manai jam dar laiko yra skirta. Čia visokių gandų yra, čia kaip visada jau būna tose kritinėse situacijose, vieną dieną skaitai, kad ten tas naujas savininkas Redcliffe'as kaip ir pasitikė ten Hagu, kitą dieną jau skaitai, kad ieško pamainos, galimais pretendentais jau kalbasi, tai sunku išsigryninti, kas čia tiesa, kas melas. Bet aš manau, ta kėdė, šilta turi būti, nes jeigu Premier Lygoje dar rezultatai, pavadinkime, padorūs, imant, kiek renka taškų komanda, kiek neatsilikus, atsižvelgiant į problemas, kurių problemas, aišku, žymiai gilesnės, bet reikia pripažinti, tikrai traumos pjauna stipriai komandą. Bet Čempionų lygoje, tai aš buvau tas žmogus, kuris neskuba linčiuoti trenerio, bet dėl Čempionų lygos rezultato, tai reikia pripažinti, kad yra siaubas, visiškas fiasko, visiškas apsišykimas ir tokioj grupiai tikrai pavadinčiau nesunkioj. Čia gal Tuchelis sako, kad buvo jiems sunki grupė, man tai atrodo, kad grupė buvo tokia viena iš prastesnių, gal net aiškesnių. Aš gal skirčiau vieną momentą, o čia... Su Dominiku įrašėm podcastą po peros, kai buvo ištrukti burtai ir jis United fanas yra. Tai jis, džiaugiasi burtais, kas sakė. Tai apie ką ir kalba? Aš jam sakiau, bent aš esu tokios nuomonės, aišku, tai nėra smagu, dabar vis tiek tas formatas keisti, jau galim sakyti tos kalbos, galim sakyti yra per niek. Bet aš pasakiau, jeigu patektų Tottenhamas, aš norėčiau stiprios grupės, nes man patinka dideli mačai. Aš nežinau, tu turbūt gal nesutiksi, bet man patinka dideli mačai ir neįti ten po aviejų ir dar dabar sufeilinti, tai dar daugiau gėdos, negu sufeilintum, žinai, kai būtų gera grupė. Tiesiog tie didėjai mačai yra daug smagu, yra daug hypo, visą kitą. Tiesiog man tai jie patinka ir jis džiaugiasi, aišku, tą grupę, ir ką. Tiek ir pasidžiaugia. Gali pasikviesti, apžvelgstumėt grupės etapą. Jo. Turėtų, manau, ką pasakyti. Šiaip tai,
net jau sunku kalbėti, čia klausytojai gal galvos, kad mes čia kažkiek Unitedo fanais vis dar apie tą Unitedą, bet negali nekalbėti, kai pastoviai dėmesio centre tas klubas, ar žaidimu, ar skandalais, ar rezultatais. Tai Ten Hagas, manau, nebus nuimtas dar, jeigu vieną kitą mačą, bet jeigu tie pralaimėjimai pilsis, o tvarkaraštis, kiek mačiau, ne iš lengvųjų, laukia savaitgalį ir Liverpoolis, tai pamatysime. Jo, aš tai manau, gal bus kažkiek laiko duota, bet jo, tas pasikeitimas savininkų, aišku, ten Ratcliffe'as tik 25% nusipirks, bet jis jau kaip visą tą sportinę pusę, kiek ir valdys, jau suprantu, tai turbūt daug reiškia, ir kai ateina tas naujas žmogus, tas pats Todo Bowley pavyzdys, jis nori savo žmogaus, nebūtinai, kad savo ten jau kažkokio savo, kur labai pažįsta, bet nori tokio naujos pradžios su naujų treneriu. Tai jis savo ranką nori pridėti prie to vežimo. Tai iš tos pusės turbūt reikėtų kažkiek sunerimti Hagui, o tarkim, dabar spaudoje siejamas Poteris, turbūt matėjai. Tai jis... Mačiau, bet prajuokinės faktas. Prajuokinės, bet tas pats Ratcliffe'as, kur jis visą tą Nicos klubą valdo Prancūzijoje, jis domėjosi Poterio paslaugomis, tai kažkiek yra racijose tokiuose ganduose, bet to pačiu čia gali būti ir tas vadinamasis lazy journalism, žinai, kur tiesiog parašo kažkas, nes gali tai būti atseit, nors galbūt net nėra, tai galbūt čia tas atvejis. Ir dar šiaip labai įdomus tas, jau čia gal mes per daug kalbam, kas gali pakeisti, bet irgi mačiau Realevo labai irgi ten ganėtinai patikimi tie Ispanijos šaltiniai, teigia, kad ir Atsitiliuonas Lopetegu gali būti vienas iš variantų, bet jau toks atseit trumpalaikis su trumpalaikiu galbūt kontraktu iki sezono pabaigos. Tai aš gal nelabai noriu spekuliuoti temą, bet irgi dabar gal net į kitą, tai biškai šiek tiek peršoksiu temą, nes jis buvo siejamas su darbo Al-Ittihad, žinai, kur kitas treneris perėmė tą darbą, laukia Premier Lygos pasiūlymo, viskas, manau, tai ten mačiau ir Crystal Palace, Nottingham Forest, neblizgančios Premier Lygoje irgi galvoju apie Lopetegį, bet United atveju, tai nežinau, man atrodo, reikia ten permainų ne tik trenerio poste, bet kaip kalbant apie trenerius, tai turi būti stiprus charakteris, visiškas lyderis, autoritetas, nes ten yra visiškas bardakas klube ir turi žaidėjai jaust pagarbą tam specialistui už jo praeitį, už jo svorį rūbinėje, nes tikrai akivaizdu, kad komanda iš vidaus yra papuvusi ir reiktų viską pradėti nuo pradžių ir griežtai. Čia vėl man tokių situacijų, tas pas ir Tottenhame buvo galima sakyti dabar kažkiek pasiteisė, bet kur tu žinai, kad niekas nepasikeis, net jeigu tas treneris pasikeis. Tarpsme, čia ne trenerio kaltė. Taip. Čia tie patys žaidėjai, Martialis, kur žaidžia eilę metų, aš neskau. Trenerio kaltė galimai dėl to, ką jis atsiveža, tai dėl Ten Hago kai kurių pirkinių tikrai galime stipriai kvestionuoti jį, o kas liečia tą sportinę prizmę iš žaidimo, iš rezultatų, tai jie panašus, ką ta komanda gali pasiekti. Tu pažiūri, kokiegi žaidžia gynybos linija, dažnai Evansas nuo suolo nuolatos keliamas, Saugaitė visi iškritę, puolėjo komanda neturi, tikrai yra problemų. Jo, šokėjas su kamuoliu Antone, nežinau, ar verta 100 milijonų eurų, tai turbūt ne veltui kažkada apie jį rašiau postą, nes tikrai užvirė kraujas ir matyt neprašovius to paustų. Ne, tai kai buvo tos kalbos dar, kad 100 milijonų žentonį, ten dar tik pati pradžia, atsimežgau, čia kažkoks jokelis ar kaip čia. Ir ten labai kilo, 60 iki 100 kažkaip pakilo. Kaip? Tai man dėl 60 jau būtų klausimų, nes ten aš mačiau ne vieną variantą toj pačioje Olandijos Eredivizijoje, kur futbolininkai turintys, pripažinsiu nedaug, aš ten ją žiūriu, bet turintys tikrai žymiai geresnius skaičius, jie nedomino United, o ten už didesnę kainą sugalvojo pasimti. Bet gal keliaukime tolyn, čia apie United tos vargus užteks. Taip, trenerio pirkinys turbūt užteks, bet pasirodymas tai gėda, kitaip nepavadinsi. Nežinau, ar ta Europos lyga kažkiek būtų išgelbėjus situaciją, bet net ir jos ten. Aš manau, gal būtų kažkiek, nes tada jie turėtų tą Europos lygą, ten vis tiek, kaip būtų vieni iš favoritų. Ir tų pergalių pasirink, galbūt ir tą titulą nusiraškyti, manau, tiek Ten Hagui būtų malonu ir pakilti sekyse prieš klubo fanus, galbūt bordą, o dabar žais Premier Lygoje, kur, kaip matome, nėra lengva. Tai titulas faktas, kad ten padėtų, bet kita vertus ir tas dalykas, kad žaidži tik vieną mačą per savaitę, jis dažnai būna naudingas ir žaidėjai gauna pailsėti ir tos traumas tikrai labai puola, tai gal kažkiek mažiau tų traumų bus. Aišku, Maguire'ą jie prarado, turbūt gal ilgesniam laikui, bent jau porai savaičių, manau,
Tai Juokinga, kad jau iki tiek dasiritom, bet- kad Maguire'as dabar jau tapo toks svarbus, jog yra problema United, jog prarado Maguire'ą. bet čia mėnesis buvo įspūdingas. Ne, aš Jis ne nesiginčiu. veltui tapo Premier lygos Taip, mėnesiu. taip, viskas tvarkoj su Hariu, bet, tiesiog komanda, kurią sunku suvokti, yra vos ne pusę metų vienas žaidėjas skalbiamas, vėliau jis jau tampa lyderiu ir tiesiog per daug tų amerikietiškų kalnelių, čia kaip ir Ten Hagas jau atrodė kažkoks išganytojas praeitais metais, rezultatai geri, Ronaldo pastatytas į vietą, čia komanda levalama, dabar jau vėl Ten Hagas yra velnės, kuris čia viską varo į apačią, per daug chaoso ir trūksta tokio kryptingo požiūrio į šitą klubą, tiek iš jo vidaus, tiek iš išorės. Gerai. Aš tik pasidžiaugsiu, kad Kopenhagenas išėjo į kitą etapą ir liejo selus Danijoje, nes ten kiekvienam stadione buvusiam fanui po lyčną alučio buvo įpilta, tai smagu, kad tokie dalykai vyksta ir Nemiręs dar norėčiau būti Danu tą vakarą. Ten šiaip, man atrodo, iš vis į Daniją nėra ten labai brangu nuskrist. Žinau, tikrai ne vieną, kuris yra ten apsilankęs tame stadione. Ir šiaip labai tas stadionas toks fainas, atrodo modernus ganėtinai. Taip, kai buvo pasaulio šitas Europos čempionatas, čia 20-ais irgi tam Parkin stadione mačai vykdavo, man taip patikdavo, jisai toks gražus, ten taip matosi šiek tiek laukas pro šonus, taip sukuria tokį gerą aurą. Aišku, Højlundą pamatysim Čempionų lygos atkrintamuose, bet ne Rasmusą, kadangi brolis išėjo su Kopenhagenu. Irgi toks faktelis. Gerai, judam toliau. Paminėsiu, vis tiek reikia, kad Porto su Napoliu įsitikrino savo vietą atkrintamosiose, bet gal dar vėliau prieisi prie jų, kai tos krepšelius paminėsim aštuntfinalio, o F grupė, kai visada, deliverina. Tai vakar, nežinau, labai pasimečiau, kurį mačą stebėti, nes bandžiau kaip ir vieną metu stebėti, bet tada persijungi į PSG su Dortmundu, tada grįžti į Newcastle Milaną ir toks... Ta, kurį žiūri, kitame vyksta veiksmas. Dažniausiai būna toksai chaosas, kai bandai per 2 mačius sutilpti. Taip, praleidai kažkokius momentus po to, bet tą visą chaosą taip smagu bent jau sekti, bent per Flashcore ar Twitter ar kur, tai tiesiog pateisins vardą. Ir bent jau aš tai vertinu, aišku, rezultatai baigės kaip baigės, bet pagal mane visą tai, ką Newcastle demonstravo per šį sezoną Čempionų lygoje, tai pagal mane neverti 4 vietos, bet taip jau atsitiko. Pritarsiu. Ir bendrai labai smagus vakar buvo tas vaibelis, toksai, kai būna čempionatuose, kai paskutinis grupės mačas ir turi sektos rezultatus, ta situacija vis keičiasi, ten vienas įvartis stuma komandas per kelias pozicijas, kartais net aukštyn žemyn. Ir ta situacija vėl, kai pasižiūrė momentų, jau atrodo net nebepatenka į kitą etapą, vėliau jau jam reikia mušti įmušą, jau patenka, tada kitom stadione matai, kaip treneriai ten seka rezultatus, ten pasižiūrė ir buvo tas El Khelaifis vadovas irgi ten stebi, matosi kitą mačą, džiaugiasi, kai Milanas muša antrą įvartį. Dar įstrigo kaip Hakimi, visus ramina. Taip, tai kai griežtai kaip treneris visiems rodo, kad ramiai Hebra, mums tinka lygiosios, Barus irgi tinka lygiosios, sužaiskime ramiai, tai... Dar Kriausas gal turėjo tokią progelę. Būtent, tai ten būtų visiškas toksai fiasko, pavadinčiau, Paryžiaus, ne tik dėl išėjimo, bet dėl to, kad, patys atrodo pagrindinis varžovas jų Newcastle'as, bet gautųsi, kad Milanas taip iš niekur išspiria Paryžių ir aš džiaugiuosi šiaip, kad Paris Saint-Germain praėjo kitą etapą, nes pirmas dalykas, tai aš kaip Romos fanas noriu, kad Europos lygoje būtų tos kitos ekipos silpnesnės ir dar kitas momentas, tas, kad galbūt kiek nepopuliari nuomonė, nes čia Paryžiaus ta pradžia su Luisu Enrique nebuvo stulbinanti, ir vos iš grupės išsikrapštyta, bet aš pripažinsiu, kad dabartinių Paris Saint-Germain projektų su Luisu Enrique, su nusipirktais jaunais perspektyviais futbolininkais kaip Kolomoni, Ramosu, Dembele. Dar iš nieko išdygęs Varinas Zare Emery. Taip, gynyba irgi tvarkingai sustatyta su Skriniaru, Lukasu Hernandesu, Marquinhosas nuo seno likęs, Donnarumma, nėra čia ką kalbėti. Tai jeigu anksčiau tai būdavo toksai žvaigždžių kratinys, kur trūksta balanso, tai dabar man atrodo, ta komanda yra tikrai subalansuota, futbolininkai supirkti ne tik dėl pavardžių, bet ir dėl savo akivaizdžios kokybės, esantys karjeros dar tik tai kylančioje kreivėje arba pike.
Ir tas pats žaidimas Luis Enriquės, reikia pripažinti, kad gal ir strigo pasiži grupėje, bet jie visose mačuose buvo geresnė komanda, jie kurdavo daugiau XG, jie turėdavo kamuolį, jie valdydavo mačo tempą ir tai galbūt futbolininkam reikia įsisavinti dar tą ispanišką Luiso Enrique tiki taką, bet aš matau potencialą šitoje komandoje. Na, žinai. Čempioniško potencialo. Okay. Nu, jeigu... Nebūtinai šį sezoną, bet jeigu toliau vystysis, tai vis tiek Paryžiaus tikslas yra laimėti čempionų lygą. Tai su šitu sąstatu ir šitu treneriu, aš manau, jų šansai yra didesni, negu būtų anksčiau. Gerai, labai įdomi nuomonė, aš tai gal... Nespėjau stebėti, bet man tai Mbappé būtų labai komiška pamatyti Europos lygoje, čia vienas dalykas. Tai aš mėgstu kartais ir komiškus dalykus, bet jo, gal taip desningai, gal sakyčiau, nedesningiausiai būtų, jeigu Newcastle'as 3, Milanas 4, o Dortmundas tai išvis taip vos neprikaištingai suvažiavo šitą grupę, galima sakyti. Ir jo, tai sutikčiau, kas liečia dar Donnarumą, čia tu paminėjai, jis labai gerai grybą pjauna pastaruoju metu, tai nežinau, ar iš čia labai matytis, ar kas jam yra, kas atsitiko, gal pasilgo Milano, bet, tikrai. Pasilgo Milano čempionų lygos aštuntfinalyje, gal nes būtų per jo klaidas ir praėjęs Milanas tolyn. Tai va, tai... Ne, aš žinai, sakau, negrinai apie, čia lengva pažiūrėti pastarį mėnesį ir sakyti, kad čia vartininkas niekam tikęs. Aš žiūriu ilgalaikę perspektyvą, vis tiek Donnarumma yra savo vardą jau įtvirtinęs, tai visiems būna tų pakilimų nuosmukių didesnių, mažesnių, tai nereikia daryti pagal paskutinį mėnesį tiek daug toli siekiančias išvadas. Jo, gal nedarykim tragedijos, tai galbūt galima eiti prie tų burtų krepšelių čempionų lygos. Jau kaip ir aptarėm dar prieš podcastą, kad nėra tiek intriguojantis, kai būna, pavyzdžiui, palaikoma komanda juose, tada tu žiūri ten kaip kas. Tada skaičiuoji, ką norėtum gauti, aš tada pasidalinu į tuos, kur gautum būtų jau šikna, pavadinkime, tada tokie tavo lygos varžovai, kur normalu, nei džiaugsies, nei liūdės ir tie paskutinė grupė, kur jau, pripažinkim, rankutės trins, jeigu iškrista komanda. Tai va, tokius prioritetus sudėlioju vos ne nuo 1 iki 10, o dabar nėra taip, kad būtų kokia palaikoma komanda, bet aš taip žiūriu ir šiaip ką mėgstu, kai būna, kokios retos poros ištraukiamos, arba jeigu stiliai skirtingi, sakykime, futbolo, tai man tas patinka. Dabar taip žiūriu, gerai, galima gal trupai paminėti, tai grupės nugalėtai, tai Bayernas, Arsenalas, Madrido Real Sociedad, Madrido Atletico, Dortmundo Borussia, Manchester City, Barcelona. Ir tada antrosios komandos Kopenhagenas, PSV, Napoli, Milano Inter, Lazio, PSG, RB Leipzig ir Porto. Tai aišku, kaip visada, tas pirmas krepšelis žymiai pavojingiau atrodo, bet yra įdomių komandų ir antrame krepšelį, aišku. Bet mažokai, sakyčiau, šiais metais ganėtinai tvarkingai sukrito, kad tos stipriosios laimėdavo savo grupės, nes ankstesniais metais atsimenu matydavai, kad čia bus ne viena ir ne dvi mirtininkų poros. Tai čia su to susiję ir kad tiesiog, kaip ir aptarėm kažkada, kad silpnokai tas visas sąstatas atrodė prieš sezoną Čempionų lygos. Nebuvo kur lyderiam pribarstyti taškų. Turbūt įdomiausias bent jau pagal mane tai Interas ir PSG. Faktas, tai su šitom komandom, manau, nieks nenori iš pirmo krepšelio jų gauti, nes tu prieš PSG gal net nebūsi favoritas, o su Interu, tikrai labai pajėgi ir neparanki komanda. Tai gal turi kokių norų, kas norėtum, kad iškristų, kas susitiktų? Palatų, čia pagalvoti reikia. Aš gal taip, aišku, aš kaip ir Atletiko kažkiek mėgstu tą visą jų komandą sistemą, ypač šiuo metu atsigavę Simeone, bet norėčiau jos pamatyti su Interu arba su PSG, nes nelabai atsimenu, kad jos būtų susitikusios Čempionų lygoje, bent kiek mano atmintis išneša, tai visgi kažkas būtų naujo. Kaip ir praeitais metais, man labai patiko Chelsea su Dortmundu pamatyti irgi, kaip ir niekada nematėm, tai iš tos pusės aš gal tokios poros norėčiau. Aš tai gal pasakysiu, kad norėčiau, jog Barça gautų arba Interą, arba Paris Saint-Germain. Nes jeigu kalbėjome apie tas stipresnės komandas iš to antro krepšelio, tai kalbant apie pirmą krepšelį, tai akivaizdu, kad dauguma jų yra stiprios ir tokios dvi, kas, ką manau, norėtų gauti, yra Dortmundas ir Real Sociedad, čia tokia akivaizdu, bet iš visų likusių, tai pažiūrėjus, gal tokia keista nuomonė, bet Barça manęs neįtikina. Ir net sakyčiau ir Lazio Sarri treneris sakė, kad jis norėtų gauti Barça. Ir manau, ne veltui taip sako, nes akivaizdu, kad Barça, matai, per kur jie gali bausti ir jų silpnų vietų yra. Tai aš norėčiau, kad Barça gautų tą stipresnį varžovą, kad pasitikrintų ir įrodytų, jog čia ne veltui jie laimėjo tą grupę. O kaip manai, kiek šansų, kad Realas su PSG vis dėlto iškris? Turbūt 50% kažkas tokio. Pagal visą istoriją, žinai, pagal
paskutinio metų istorija čia, toks, žinai, parašyta žvaigždėse, kaip sakoma. Toliau tai jo, šiaip aišku, gal reikėtų, bent jau paminėti, vėl susidada savo tokiu geru žaidimu. Ir dabar šiaip populiaru tapo vadinti, aš kažkaip gal praleidau šitą informaciją, bet L'Oreal tiesiog visi vadina, gal susidada. Nes mane kažkiek gal, taip tikrai atkreipiu dėmesį ir dabar gal netaip reikės pavadinti, nes paprašiau. Aš tik žinau, įsiterpsiu, ką Manchester City gaus. Kopenhaga. Bet Kopenhaga dar, žinai, pasiginčiau, kas stipresnė, kas su kuo sunkiau būtų, ar su Lazio, ar su Kopenhaga. Dabar čia. Aš tikrai Kopenhaga labai gerai vertinčiau, manau. Kur jau čia, ne Unitedas, o Man City žais su jais, tai problemų nebus. Nes City visada kažkaip tuo metu tose burtose gauna lengvesnę grupę ir tą pirmą etapą Round of 16 tokį atostoginę, vėliau jie jau turi vargti, bet išvargsta, kai turi tokią kokybę. Gerai, matysim. Aišku, verta paminėti ir tai, kad 4 komandos ispanų tam pirmame krepšelyje, 4 komandos užėmė pirmas vietas, tik Sevilija, aišku, kažkaip sušiko reikalus galima sakyti, o visa kita... Sevilija buvo 5 komanda. Jo, visa kita tai tobulai. Toliau matysim. Po 3 iš Italijos ir Vokietijos ekipas ir 2 anglų, tai net pasidomėjau, kad 11 metų nebuvo tokio scenarijaus, kad net 2 anglų ekipos nepraeitų grupės, dažnu atveju net visos 4 prasibrauna tolyn. Tai čia reikia padėkoti fiasko patyrusiam Unitedui ir ant Newcastle nebaisiai gali ir pykti, nes kaip ir kalbėjom, tikrai jie netrodė tai blogai, grupė buvo stipri. Dar ta ranka, aišku, ten prieš PSG labai... Taip, neskanu, šiek tiek poskonis lieka. Aš visiems mėgstu sakyti, kad pagal taisyklių raidėjai, bet taisyklės yra nesąmoningos. Ne viskas pasaulyje yra tiesa. Tai teisinga, tai ką jau padarysim. Gal dar kokį Arsenal PSG būtų įdomu išvysti, visai noris. Arsenalas su bet kuo būtų įdomu išvysti, nes jau pastaruoju metu, kurį laiką nežaidė Čempionų lygoje, tai kažkaip jie tiek atitoli ir tikrai įdomių porų gali būti. Jo. Ir bendrai dėl to lygų reitingo viso koeficientų UEFA, kaip sakai, tai kitąmet keičiasi formatas ir labai svarbus yra koeficientas, nes 2 geriausią koeficientą turinčios šalis gaus po 5 vietą Čempionų lygoje. Tai šiuo atveju anglai jau stipriai susikomplikavo savo padėtį. Taip, bet jis susikomplikavo tikrai dabar negerai, bet matai, jeigu ten laimėtų Liverpoolis Europos lygą, konferencijų ištraukti. Tai jau tokie dalykai traukia, bet šiuo metu aš ir buvau atsidaręs koeficientus, anglai yra tik 4. Aš šiaip labiau italus noriu paminėti, nes jiems taip atrodo, kad viskas, net tą patys prancūzai visai gerai varo, kas netikėtai, bet ten dar aišku turėjo paprikau, bet visi išliko, žinai, kol kas ir eina į kitus etapus, neskaitant Lanso, bet jis vis tiek Europos lygą iškrito. Tai bet norėjau italus paminėti, nes tu vis tiek, kaip sakoma, esi suinteresuotas asmuo. O taip. Ir iš tos pusės Romai, aišku, ten gerai ir kitom komandom, aš manau, kad jie labai link to juda. Tas pats Milanas, vis tiek Europos lygoje lieka. Taip, Roma irgi Europos lygoje turėtų taškų parinkti. Fiorentina konferencijų lygoje, manau, fokusą deda irgi klubui, tai svarbu. Tas pats Piolio ambicingai kalba po to, kad jau varysim laimėti Europos lygos, toks tikslas. Jie ir šiuo metu turi 2 koeficientą pagal dabartinę situaciją, tai kaip ir neblogai viskas atrodo. Vokiečiai, ar ne? Pirmauja vokiečiai, 3 ispanai, 4 anglai, 5 belgai, čia toks įdomesnis. Tai taip, žinai, ten dalinas, ten belekas gali pavaryti, jeigu ten, jeigu visos komandos turi, žodžiu, gerai varyti, kad tas koeficientas... Taip, nes ten vidurkis irgi skaičiuoja. Bet su italas matai, kur problema, kad 5 Čempionų lygoje visos 3 jų ekipos yra antram krepšelį, tai čia gali būti, kad greit prakris. Aš Interų tikrai tikiu, Napolis su Lazio, aišku, mažiau, bet Lazio su Barcelona galbūt, nes mačiau, Sarri išreiškė norą Barceloną ištraukti, irgi būtų papildomas cinkelis, kad ir kaip tu norėtum galbūt, kad Interas ar PSG būtų su Barcelona, bet reiktų papildomą cinkelį ir tos intrigos. Ir aišku, ten tas Barcelonas stadionas, ten jau numiręs toks, būkim bėdime teisingai, tai gal tokio palaikymo nebūtų ir ten kažkokiu pernelik dideliu plakatu prieš Sarį, bet manau visi atsimena, ką jis pasakė. Aišku, galim kažkiek ir vainikuoti visą grupę etapą, turiu minį tą formatą, nes jau dabar viskas, tai aš, žinai, kokia man grupė labiausiai įstrigo per visus metus, nes skaito Tottenhamo grupė, kas, žinai čia. Bet čia nešališkas jau to vertinimas, negalima. Bet man kažkaip
labiausiai įstrigus, nu, nėra nei ten galbūt Max Wow, bet 11-12 sezono Bayernas, Napoli, Manchester City, Villarrealis. Aš labai, nu kažkaip atsimenu. Čia tie metai, kai anglų du klubai išėjo ir Man City liko paskutiniai, man atrodo. Trečią vietą užima Man City, bet esmė tame, kad, nu, tuomet jinai buvo mirtininkų grupė, kaip būtų, ir dar tokios iš stipriausių 4 lygų, 4 komandos, tai, nu, buvo įsimintinas dalykas. Ką dar paminėčiau iš to tokio naujo formato, to vis tiek pradėjau žiūrėti nuo kokių 20, tai pasidomėjau kažkiek, ne tai, kad pasidomėjau, bet Bazelio ta visa situacija, epocha, žinai. Tai kas įdomu, kad jie 2 kartus buvo išmetę, nu gerai, po 1 kartą Liverpoolį, Manchester United savo laiku. Ir dabar jų situacija ten beveik tragiška, žinai, kelintą vietą užima Šveicarijai. Kokie? 9? 11 iš 12 komandų. Ai, čia daug keičiant. Noriu sakyti 13, tai būčiau labai prašau. Praeitais metais su Žalgiriu žaidė, tai jų situacija, aišku, yra tokia, bet nu vis tiek tas Bazelis, nes kiek tais laikais turėjo tas savo kažkiek cinkelio, tai magijos. Ir daug žaidėjų užauginę yra, tas pats Salagas per ten iškilo į tai, ką dabar turim. Tai va, Bazelis toks viena iš silpniausių komandų ir, nu, bent jau pagal mane toks didelis klubas, kaip vėlgi grįžkim per Manchester United, toks didelis klubas per pastarosius 13 metų kokius 4 kartus neišėjo iš grupių, įsivaizduoju. Nu, dar galiu susitikti. Neatrodo tas procentas dar toks tragiškas. Nu, bet blogai. Jo, nes toks klubas turėtų čia kaip minimum būti tarp 16 stipriausia. Nu, žinai, taip neturėtų būti. Vienas iki Leipzigui nusileido, kitas iki PSV su Wolfsburgu. Bet čia per 13 jų dalyvavimų ar per 13 metų, nes jie per tos 13 metų bus dar kokie 4 metai, kai jie nežaidė iš vis čempionų lygoje. Tai tada jeigu gaunas, kad vos ne kas antrą kartą tik išeina, tai tada pripažinsiu, kad liūdna, bet galbūt ir net nereikia stebėtis, kad ir šiemet neišėjo, nes ne pirmas atvejis būtų. Ne, geriau biškai patikslinsiu, kad, kaip sakoma, žodžiu, taip, per paskutinius 9 kartus, 3 kartus neišėjo iš grupių. Nu tai nėra tikrai... Ne tragedija, bet nėra ir nieko. Tai va, 11-12 Not good, not terrible. 11-12 tam pačiam Bazeliui nusileido, na ir kaip ir sakiau, buvo su PSV Wolfsburgu ir su Leipzigu. Ir matai, net nėra tokios mirtininkų. Tai va būtent, kad jie iškrenta iš tokių visiškai Bazelio, Kopenhagos... Ne, vis dėlto atsiprašau, per 9 metus 4. Okay. Tai, nu, jau tikrai jau blogai. Tai va, jo, tai, nu, negerai, tikrai ir, sakau, čia per visą tą laiką, kas įsiminė, nu, ir dar Baršas, aišku, prieš, nu, paskutinius 2 metus, nes kai, nu, prieš šitą 2 sezonus, tikrai strigo visi tos avarijos, tie traumų visokie priepoliai, tai irgi. Manau, bus vertais min tokių jau dalykų nebus, bus kažkiek kitai viskas. Šveicarijos modelis, na, matys. Palydėjai tą etapą, ką galvoji apie naują formatą, kuris laukia nuo kitų metų? Manau, kad, nu, to reikėjo kažkiek, kad ir kaip būtų gaila, kad ir kaip galbūt, nu, vis tiek, aš kažkiek esu konservatyvus žmogus, man atrodo, kad kas veikia, to nereikia keisti. Tradicinių vertybių šalininkas. Jo, kas veikia, to nereikia keisti, bet, žinai, nu, reikėjo ir manau, gal net bus įdomiau, nes kaip jau kažkada aptarėm, kad jau šiek tiek numirė tas grupių formatas, toks, kur tos rungtynės, nu, mažos reikšmės kartais atrodo gal net. Tai va, aš irgi pritarsiu tau, nes pats visiškai esu tas, kuris nori, kad viskas būtų metai iš metų vos net taip pat, nes tas konservatyvus. Naujovės dažniausiai, kurias siūlo FIFA UEFA, mane labai pykdo ir šitą, kai tik priėmė, buvau irgi gan piktas, galvoju, kam čia reikia vėl vos neišsipisinėti iš to formato, čia daryti kažkokias nesąmonės, bet šiuo metu esu visiškai už naują formatą, nes, kaip ir sakai, tos grupės pakankamai numirė, gaunasi paskutiniai keli turai, vos ne viskas aišku, kas išeis, čia nebent sukrenta tokia mirtininkų grupė, kur visos komandos gyvos ir matai, kad bus įdomu, taip tai gana aiškus būna favoritas. Nes kiek pastarysiais metais vos ne kasmet po 1-2 komandas surenka visus 18 taškų. Būna viena negyva komanda, kuri ten su keliais taškais merdi dugne. Tai trūksta to įdomumo. Plius ir naujam formate, tai tu gausi ne 3 varžovus, su kuo žaisi grupėje, o gausi 8. Tai ir fanam tikrai įdomiau. Manau, bus padėliojamas ir tvarkaraštis taip, kad jeigu dabar būdavo vakarų, kur žiūri, nu, nėra tų gerų mačų per visus susitikimus, o ten bus, manau, padėliota, kad kiekvieną vakarą bus kažkoks grandų titanų dvikova.
Ir plus tas skirstimas tikrai man bent šiuo metu atrodo žavintis, kad iš 36 komandų 8 užsitikrina vietą jau top 16 etape, tada 9-24 žais peržaidimus. Tai esmė, kad net tu būdamas turnyro lentelės pradžioje, tu vis tiek negalėsi atsipalaiduoti, turėsi stengtis uždirbti taškus, kad tu nekristum žemiau tos 8 vietos. Nes dabar tai paskutiniai mačai, kaip vakar Barsas su Antverpenu, tai abiem nieko nelėm ir gaunasi vos draugiškos rungtynės pusiau avariniam sudėtim. Jo, tai dar reikia paminėti, kad ir Europos lyga su konferencijų lyga turės tą patį formatą. Konferencijų lyga neturės savo atskirą savaitę, ta prasme, kur bus tik konferencijų lygos, ne savaitė, tas, žinai, vidury savaitės tas savo. Ne, bet formatą turės pasikeis ir Europos lygos formatas? Ir Europos lygos ir konferencijų lygos tas pats. Kaip ir Čempionų lygos? Jo. O, aš gau, ten lieka senas modelis? Jo, visur po 36 komandos, tik tiek, kad Europos lygoje 8 irgi, man atrodo, mačai, o konferencijų lygoje 6 mačai. Tai bent jau kiek paskutinė informacija buvo. Aišku, čia tokias dalykas, žinai, kur suklys, bet aš ganėtinai užtikrintas esu, tai vat, žinai, gal dabar tau dar reikia tą procesinti viską. Ir, jo, aišku, tas intrigos yra, gerai sakai, kad gerų mačų, manau, netrūks, tikrai bus ką žiūrėti. Ir bus dėl ko stengtis visom komandom. Bet, aišku, reikia paminėti žaidėjus, ta prasme, tu pagalvok, kiek jiems reikia žaisti dabar, kitiems klubams prisidės 4 papildomus rungtynės, jeigu tu dar patenki tarp tų 9-24, tai čia yra blogis iš tikrųjų pats. Pripažinsiu, jo, čia šiek tiek skauda, bet galbūt tai ne iš tos prizmės reikia žiūrėti, kad kelia mačų kiekį, kad kažkas kitas sumažintų, bet gal kažkaip lygos jau atsižvelgs, nuims dalį mačų, taures sumažins, reikia kažkokių sprendimų, nes negalima tą tvarkaraštį pūsti kaip guminį. Taip, jau bus, manau, artimiausiu metu kažkokie sprendimai bus, gal nuims lygos taurę Anglijoje, žiūrėsim. Ačiū Dievui, šventė būtų kalėdos. O šiaip tai dar porą tokių faktelių iš Čempionų lygos galiu paminėti. Dar gal pasakysiu, tiesiog bus tų 10, game day vadinamų, tų 10 slotų, tai sakau, per 8 vyks ten konferencijų, Europos lyga ir Europos lyga gaus vieną savo atskirą konferencijų lygą, kur tik vidury savaitės tik tie mačai vyks. Supratau, čia bus promautinami tie žemesni turnyrai UEFA. Gal ten sugrįs kokių gerų mačų, ten žinai koks Aston Villa prieš Frankfurtą. Gerai. Bet blemba, kai Čempionų lygoje bus daugiau komandų, tai manau mažiau ir nebekris iš Čempionų lygos komandos į Europos lygą, tai manau bus mažiau tų gerų komandų Europos lygoje, nes dabar dar praeitais metais kokie Barsai iškrisdavo, ten Unitedas pasikurdavo to Europos lygoje dabar. Tiek, kažkas bus, bet aš manau bus mažiau. Žinai, kaip sakoma. Turiu omeny, jeigu apie šios metus galvojant, jeigu kitais metais tai būtų. Tai va. Taip, o kalbant apie Čempionų lygą, tai dar toks momentėlis, kad Sergio Ramosui reikia dar šiokią tokią duoklę atiduoti, nes jisai šią savaitę, kad ir Sevilla pralošė eilinį kartą, iškrito iš Čempionų lygos, bet Ramosas įmušė 11 metrų baudinį ir pelnė savo 17 įvartį Čempionų lygoje, kas yra rekordas tarp gynėjų. Tai va, ir Pepe kol kas toliau žaidžia, nemiršta, muša įvarčius, tai... Neužmušami. Visiškai, nes Pepe jau šį sezoną pagerino tą vyriausio žaidėjo Točio rezultatą mušdamas įvartį, 40 metų ir daugiau, tai dabar dar po poros mėnesių dar uždėjo, šiek tiek pagerino rezultatą. Gerai, manau, jau pats laikas būtų žengti toliau, tai tiesiog trumpai apie lygas, kas ten, kur per gerą įvyko. Vis tiek jau senai buvom susirinkę jau tokius savo įžvalgas, gal praleidom kažką pasakyti. Trumpą visumą galima apžvelgti. Tai 2 geriausios komandos šiuo metu Evertonas Aston Villa. Arsenalas irgi nusipelno savo kreditą ir tas pats Liverpool. Ne, gal iš tikrųjų gal net Liverpool turėtų sakyti kaip geriausia komanda, bet tokios, kur gal mažiau tikėjomės, tai Aston Villas Evertonas vienareikšmiškai. Turbūt, man nedžiugina vis tiek, kas vyksta Evertono stovykloje, kai viskas... Iš tikrųjų, mane gal kažkiek taip nuvylė tas pralaimėjimas United, kuris ten įvyko jau po to taškų atėmimo, iš ten gal, o jau užsikurs ten, net sakiau per podcastą, čia, vos nestatykit Evertono pergalės, kažką tokio. Neklausykit, Andriaus, kitą kartą. Neklausykit manęs, galite... Ir apskritai net geriau nestatykit. Jo, iš tikrųjų nestatykit, nes bus blogai po to. Tai nuvylė, nes ir, bet ten buvo pasmerktas Evertonas nuo pradžių, kai Garnačio deda tokį, tai ką jau tu ten bandai įrodyti tą vakarą. Scenarius jau buvo parašytas. Taip. O po to po savaitės įveikė Nottinghamą ir
paguldai dar tu sąlyginai milžinus, Newcastle'as Chelsea ir labai užtikrintų būdų, tai man tai patinka. Ką aš ten mačiau ir visą kitą. Faktas, Daičbolas pasikūręs ir įvarčių jie neprasileidžia, tikrai tvirti, stiprus gynyboje, kaip legendinis Burnley's prieš 5 metį. Jo. Tai aš rašiau ir savo ten kolegom, kad blemba, nesakau, kad tai bus, bet Evertonas šiaip kovotų dėl europinių pozicijų, vos ne, jeigu nebūtų dabar išvietimti tie 10 taškų. Tai aišku, čia taip greičiausiai ir nebus, bet jeigu Burnley išvedė Šonas Daišas į Europą, tai Evertone tikrai yra daugiau mėsos ir tikrai nieko neprognozuoju, bet reikia atiduoti kreditą ir tam ryžam vyrui prie linijos, su švarku visada. Jo, man šiaip, aišku, atiduosim, bet jie dabar turi Karabao tą ketvirtfinalį. Tai įdomu, kaip ten seksis, gal jeigu iki finalo nueis, žiūrėk dar tą konferencijų lygą patektų, nes jeigu laimėtų. Kažkaip išvis būtų kosmosas Evertonui, kuris tiek ilgai metų nelaimė trofėjų, daugiau negu 30. Tai, matysim. O šiaip Šonas Daišas, tai, aš vėlgi galvau, kad jis eina į tokią terpę, kur labai lengva pražūt. Jau vis tiek ne vienas pražuvo. Benitezas, Lampardas, kur seniai buvo toks užtikrintas geras treneris, turbūt Ancelotti paskutinis. Taip. Bet buvo ten dar su Silva sukrutėjimas. Kažkoks buvo, bet esmė tame, kad atrodo, kad viskas eina žemyn ir tie nauji savininkai. Gerai, kad nauji savininkai, tai čia vis tiek labiau pozityvu. Šiandien, kas prieš tai buvo, bet tiesiog aš, kad ir koks, kaip pasakyti, atrodo geras vyras Daišas, bet irgi atrodė, kad jis tiesiog toj seklumo ir, žinai. Nežinau, blemba, aš tai ne visai sutiksiu, nes daug kas ten smerkė, juokėsi iš Evertono, kad reikia komandą gelbėti, jie paima Daičą, kurio ten skaičiai įmant istoriją Premier Lygoje. Pasprendimas geras, žinai, bet aš čia galvoju, kad nepasiseks ir jau tokiu metu jau bus kalba, žinai, apie tai. Aš tai visai tikėjau Šonu Daišu, aš ir prieš sezoną, pamenu per spėjimus, sakiau, kad kalbėjom, kas gali iškristų, minėjo Everton, aš sakau, kad aš Everton tikiu, jog jie tikrai nekovos dėl išlikimo ir kol kas viskas pildosi. Tai nes aš tiesiog matau, kad Evertono sąstatas sudėtis yra tinkama Daišui, kitas treneris tiek iš to jos neišspaustų, bet nuo gynybos, nuo angliško futbolo ta tokia gynybinė kirstukų sudėtis gali žaisti ir duoti rezultatą, tai ką kol kas sėkmingai daro. Jo, jeigu ne atimti 9 taškai. Taip, 10. 10. Tai jie būtų 10-tukė. Jo, 10-tukė būtų 10 vietoj, teisingai. Tai Aston Villa turbūt ir reikia paminėti. Šiaip prieš Manchester City žiūrėjau mačą, tai aš nematęs turbūt tokio Manchester City, tokios Pepo komandos, turbūt vienas iš apskritai blogiausių jo karjeroje mačų. Faktas. Nes antiek užgulė, antiek dominavo, tiesiog atrodo, ten jau beviltiškai vos netrodė. 24-2, man atrodo, smūgiai buvo kažkas tokio. Jo, nėra taip, kad ten, aš nenusėpčiau 0-0 būtų pasibaigęs tas mačas, nėra, kad ten galbūt, jau taip žiauriai lipo, bet ant kiek valdė visą situaciją, kiek valdė kamuolį, tai, wow. Ten, rungtynių pradžioj Haalandas turėjo savo porą tų momentų per ten 30 sekundžių, kur Martinezas atlaikė ir jau po to viskas. Nieko neparodė. Praktiškai išėjo iš griaus visas Man City. Jo, išėjo, paliko, atsijungė, žinai, joystickas ir viso. Ne, smagu, kad Man City's šiokią tokią duobelę turi, nes norisi tos intrigos. Aš vis dar manau, kad jie laimės tą Premier Lygą, bet šiuo metu gal net didžiausia duobė per Pepo erą Manchester City, 7 metai. Tų Pepo duobių labai daug būna, jos būna prieš kalėdas, o kai po kalėdų, per kalėdas sprintuoji, tada visi jau pamiršta. Ne, bet čia duobė, kad tu per 4 mačus surinkai 1 tašką, tai nežinau, man atrodo, tikrai būdavo, mes įpratę, kad Man City's renka taškus ir ten jeigu vos ne porą lygiųjų būdavo, ten koksai dar vienas kitas pralaimėjimas, mes jau iškart kalbam, kad čia yra duobė, nes mes įpratę, kad turi rinkti po 3 taškus Man City's, bet dabar, tai taškas iš 12 galimų, tai, pripažinkime, tikrai, man atrodo, nebuvo tokios Guardiolos eroje etapo. Ne, aš nebūtinai taip sakyčiau, sakau, vis tiek pas juos tų dabelių būna, dar prieš tą antrą sezono pusę, po to jie sprintuoja, bet... Ne, tai jie gal ir sprintuos, bet tiesiog man taip liūdnai atrodo tas, kad jie prasileidžia 4 įvarčius nuo Chelsea, ten nuo Villos keletą, tada dar gavo 3 vėl. Tai
tiesiog neveikia ta gynyba kažkaip keista net. Jo, gerai. Liverpoolis tvarkingai juda, bet prieš Crystal Palace tai labai sudėtingas mačas jiems ten buvo. Aš ten, vėlgi buvo mano gimtadienio diena, tai kiek ten prižiūrėsi. Bet aišku, sekiau viską, tai jau atrodė tikrai vienu metu, kad pamesė taškus, bet, galbūt net kažkoks čempioniškas charakteris pasirodė. Jie ne tik prieš Crystal Palace, jie ir prieš Fulhamą ten išsitraukė ir paskaičiaus, tie ten per paskutinės 5 minutės ar pridėtinį laiką jau gal kokius 7 taškus šį sezoną, jei nedaugiau išsitraukė. Ir prisiminsiu tą čempionišką Klopo sezoną, tai irgi buvo tokia situacija, kad jie ten, aišku, jie laimėjo jį gan lengvai, bet tikrai buvo daug mačų, kur jie, gale su, kaip sakai, čempionišku charakteriu, su kažkiek kruopelė sėkmės laimė ir tikrai, tai sakyčiau, rimta paraiška yra. Nes kad tu taptum čempionu, neužtenka vien gerai žaisti, aš manau, reikia ir sėkmės šiek tiek, ir to charakterio. Kas dar stebina, liūdina tai iš Premier lygos? Tai liūdinančių visada gali Londono aristokratų pusėje rasti, bet, sakau, net ten per daug yra problemų, kad vertėtų apie tai kalbėti. Jo, aš tikrai sunku net kažką pasakyti. Reikia ant kakų galis biškai. Ne, ten nepadėsiu vieną žaidėjas, ten reikia daugiau, bet tiesiog noriu, kad Pochettino bent jau nebūtų paliosuotas, nes ne jame problemos. Jo, čia svarbiausia, manau. Bet reikia ir jau kažkiek taškelnis, jau tas debesis 1-2 ir pradės kauptis. Dabar lengvesnis tvarkaraštis, tai manau susirinks gal ne viską, bet bent jau stabiliai kažką rinks. O šiaip tai džiaugiuosi, kad Emery dar įstatė ragus Arsenalui. Specialistas, kuris buvo išmestas iš Londono ekipos, dabar su Aston Villa, kaip žinia, tikrai puikiai atrodo. Ir šiaip, Aston Villa prieš sezoną mes juos gyrėm dėl puikios komplektacijos, bet tikrai tikiu, kad nei vienas negalvom, kad jie tiek gerai atrodys. Ir klikina tie visi tokie žaidėjai, kurie kaip ir geri, galbūt ne žvaigždės, kaip visokie Deby pasimti, Tylemansas, Pau Torresas, kur atrodo kaip ir domina stiprias komandas, bet nebūna jų pasirinkimų sąrašo viršuje. Tai Aston Villa susirinko tokius žaidėjukus, pasistatė trenerį Emery, kuris visi žino, kad jisai geras, bet kažkaip, manau, tos top komandos gal jį nežiūrėdavo tiek rimtai, nes jisai toks kaip ir atrodo labiau nuo gynybos specialistas. Bet ir suklikino šitas toksai, ne žvaigždžių, bet solidžių žaidėjų ir patikrinto trenerio duetas ir viskas super. Įdomu, kur viskas nuves, nes aišku, vis tiek Aston Villa gaunasi tiesioginiai konkurentai Tottenhamo dėl tos vietos Čempionų lygoje, bet tikrai nesupykčiau, jeigu išvyčiau Aston Villa Čempionų lygoje. Aš tikrai esu fanas tokių projektų, tokių sėkmės istorijų ir kodėlgi ne, bet aišku vis tiek, pirmenybė yra Tottenhamui, o ten nėra ką per daug kalbėti, yra tų nesėkmių, toks procesas vyksta, net ir tos nesėkmės nebūna būtinai blogos, tų progų yra, bet trūksta gal kažkiek užbaigėjų, kartais sėkmės ir turim, ką turim. Labai normali užimta Tottenhamo vieta, žaidimas džiugina, judam toliau. Po biškį ir tos traumas, suspendavimai, po biškį mažėja, tai manau tik į priekį. Viskas čia tvarkoja, toliau ten, dar manau kitos komandas įsigrynės, manau vis tiek, pavyzdžiui, po Kalėdų susėsim, gal dar kažką, pakalbėsim, gal jau po tokia šviežesnė informacija, gal šviežiau po kokių turų. Ne, tai Premier Lyga mums kaip visada dovanų po Kalėdų eglute bus paruošus čia, kaip visi žmonės, aišku, per šventės toksai pakilimas būna, su giminėms susitinki, šventės, kažkas galbūt ir atostogas pasiema, kažką galbūt ir užknisa tos šventės, tas skubėjimas, dovanų pirkimas, bet visada yra Premier Lyga, kuri, manau, džiugina mus ir Boxing Day mačai tie ir tasai jų... O kaip tu, tą progą kalbant, čia Wolves mačas kūčių dieną? Šitą nepateisinu, nes man atrodo, blemba, yra dalykų. Norėjau sakyti, yra kas yra šventa ir jų nereiktų jau liesti, nes tikrai bent jau tikinčių pasaulyje tas kūčių vakaras turėtų būti praleistas su šeima, galbūt bažnyčioje, o ne prie ekrano ar stadionuose, tai sakyčiau, kad nesąmonė. Jo, aš gal net protestuotamas nežiūrėsiu, bet gali būti, kad ir žiūrėsiu. Tai va, gerai, manau, galim prie Serie A kažkiek aptart, gal Roma, taip, jeigu noriu pasireikšti, tai kiek teko kalbėti, tai, šiaip forma turėtų tenkinti, bet kas dabar ateina, tai ajajajaj.
Nu, smagu, kad Roma yra dabar ketvirtė po sezono starto, kai jie buvo 16, man atrodo, po 6 mačų, ten ir jau Mourinho buvo norima nuimti, tai pats Mourinho sakė, kad pradžia sunki, bet aš garantuoju, kad mes gruodyje būsim europinėse pozicijose, bet gal net pats nesitikėjo, kad bus ne tik europinėse, bet ir čempionų lygos pozicijose. Tik esmė, kad dabar esam ten, bet labai tokia visiška palieva yra lentelė, kad ten 4 Roma ir 10 Lazio skiria vos 4 taškai. Ir dar Torino yra. Gerai. Turino jau gal ne varžovas, bet tikrai labai viskas suspausta. Romai dabar liko 4 mačai pirmajame rate. Ir jie tokie, kad po jų tai tikrai neliksi greičiausiai čempionų lygos pozicijose, nes yra Bolonija išvykai atrodanti puikiai, Juventusas, Napoli laukia ir Atalanta. Tai tikrai išbandymo metas, Dybalos nebus traumelę iškritęs, Lukaku irgi kitą mačą praleidžia. Tai, galiu pasidžiaugti tuo momentu, bet tikrai su baime laukiu artimiausio mėnesio ir švenčių. Mane turbūt labiausiai gąsdintų mačas su Bolonija, nes man toks atrodo labai akivaizdus mačas, kur toks gal net galimai patirtas skaudus pralaimėjimas gali būti. Aš manau lygiosios. Aš labiau pasitikiu Romą ir ypatingai Mourinho tose, su Bolonija irgi labai svarbus mačas, jau kaip bebūtų lygiai taškų visą kitą, bet tose didžiosiuose mačuose kažkaip turiu tą nuojautą, ypač jeigu dar namuose, kur ir ta 1-0 gali... Namuose Roma šiaip atrodo labai puikiai, tragiškai žaidžia išvykose. Per 10 mačų gal tik tai vieną per galytę. Tai va, su Bolonija išvykai žaidžia. Žinau, bet aš manau lygiosios, nes Bolonija yra nedaug mušanti ir nedaug prasileidžianti. Tai žinant, Roma šiaip statistiškai šį sezoną viena rezultatyvesnių komandų, bet mes žinome, kokia yra Mourinho ta filosofija. Prieš tą pačią Fiorentino komandą įmušė pirmą įvartį, atrodė neblogai, bet tada po biškį vis traukėsi. Aišku, ten gale viską padiktavo ir tos 2 raudonos kortelės, kai teko 9 užbaigti mačą. Bet vis tiek tikrai, pripažinkime, nėra Mourinho to atakuojančio atviro futbolo šalininkas. Tai aš matyčiau, kad galimai net 0-0. Nes Roma neturės savo atako į potencialo su Lukaku ir Dybala, tai ta ekipa bus tokia šiek tiek negyva, tikrai užsidariusi, o Bolonija, kad ir kaip gerai atrodytų, reikia pripažinti, jie per gynybą irgi pasiekė rezultatą, jiem mušti įvarčius sekasi sunkiai, tai aš manau, plus abiem ekipam kaip ir rezultatas teoriškai lygiosios irgi tenkinantis, Bolonija vis tiek žaidžia su gigantu Roma irgi, kad ir išvykoje, nėra blogai tokioj formai pasimti tašką, tai aš išvelgčiau 0-0. Gerai, matysim. Šiaip ganėtinai stiprus argumentai. Ir aišku, kova dėl titulo Interas su Juventusu. Gėris prieš blogį, čia taip kažkur skaičiau. Vėlgi, nelabai yra ką minėt. Aš tik labai man įstrigo tas mačas prieš 2 savaitės, kai jie susitiko. Pirmas kėlinys jo, visai įdomus, tai įvarčiai labai paskaidina, bet jau antras kėlinys, tai jo, nežinau ar matyti, bet tiek tas vadinamasis kalcijo, pragmatiškas itališkas futbolas, kad... Bet vėl atsirėmėm į tai, kad abiem ekipam iš principo tiko rezultatas. Jo, bet Interas namie žaidžia gali... Ne, Juventusas žaidė namie. Jo, gerai, bet vis tiek, kaip ir nenustebino, bet vis tiek, tai nemalonus, žinai, jausmas būna. Ne, aš atsisėdau, grįžau, atsimenu namo, ten žiūrėti tą futbolą, pradėjau žiūrėti, matau, link ko viskas vyksta, tai tik ant fono taip prastebėjau ir tikrai nesigailiu, nes sutaupiau pusvalanduką laiko. Jo, tai, matysim dabar, šiaip ateinantis savaitgalį Lazio su Interu žaidžia, tai o Lazio namuose irgi turi tos savo magijos, Sarri dar kol kas gyvas, dar kol kas paustė, tai... Čempionų lyga už ausų stipriai truktelėjo. Jo, žiūrėk, kad nebūtų taip, kad pasikeis lyderis po šio savaitgalio. Aišku, tai yra irgi laukia išvyka į Genują, tai... Juventusą. Jo, Juventus. Tai 1-0. 1-0, sakai? Čia visada Juventusų beveik 1-0 būna. Jie nemirtinga komanda, čia prieš ką ten žaidė, kad jie per pridėtinį laiką prasileido ir tada dar vis tiek spėjo įmušti, ten 90+2 gavo įvartį ir 90+4 Gatti gynėjas vis tiek tą 2-1 tą pergalę paima. Tiesiog atrodo, jie negali pralaimėti, kad ir kaip jie prastai atrodytų. Na ir La Liga, tuomet Barcelonos situacija turbūt įdomiausia. Aišku, Žironą. Apie Žironą gal pradėkime, nes lyderiai kaip bebūtų. Gerai, Žironą. Šiaip jo. Kišenė įsidėjo Barceloną. Su Barça kažkiek teko stebėti, tai... Išvykoje.
Labai gražų žaidimą žaidžia. Turbūt gal net jau kažkiek reikėtų pradėti tikėtos stebuklą, aš nežinau. Čia ispaniškasis Lesteris. Na, tik tiek, kad, žinai, Leicesterio nerėmė ten kažkoks didelis superklubas kaip Žironas, bet... Ne, bet šitoje vietoje, Jo. ar reikia tą minėti Man City, kai tikrai Žirona nėra ten pavardėm ar piniginė kažkas išskirtinė komanda. Nu, jie tais žaidėjukais, kaip ir treneriai sakė, surinko vakiam 1 tašką, jau tai jie nebeiškris iš lygos. Jų tikslas buvo neiškris, tai čia visiškas fenomenas, ką išdarinėja. Taip, aišku, yra įdomus jaunas treneris Mišelis ir kas dar mane labai stebina, tai Kristianas Tuanį, nes Legenda. aišku, jis daug kur žaidė, bet kažkaip iš Middlesbrough įsiminė laikų, kur ten tikrai net turėjo neblogų momentų ir, aišku, prieš Barsą mušė. Tai tas, aišku, stebina ir šiaip, tiesiog Ne, aš atsimenu dar, pradeda tikėti kažkiek net. Stuanį atsimenu dar, kai kažkada labai seniai vaikas buvau, dar Sport 1 tuo metu tik atsiradęs, rodydavo futbolą, rodydavo La Lygą ir jis tada jau žaidė ir mušdavo įvarčius La Lygoje. Tai čia jau praėjo laiko kiek 15 metų ir jis toliau žaidžia ir muša įvarčius. Tai sunku to patikėti, bet pagarba tokiem futbolininkam, kurie net nebuvo kažkada super labai geri, bet jie sugeba išbūti ilgamžiai ir tokie tampa bent jau savo tokio mažesnio kiemo herojais. Spėsi kiek metų? Tram 8? 67. O, tai jaunas dar. Drošk ir drošk. Jo, drošk ir vat irgi taip iššauna momentais, kad, nu, smagu. Tai jo, Žironą sakau, prieš Barceloną jau buvo, tikrai manau, gal net ne vienas žmogus stebėjo, bent jau kalbant apie mūsų auditoriją, tai jau buvo smagu stebėti ir buvo geras atspindys, dėl ko jie taip gerai žaidžia, dėl ko taip aukštai stovi lentelėje. Ne, šiaip jie eina visiškai prieš gamtos dėsnius, sakyčiau, nes jeigu tos išsišokančios komandos kaip Graikai Europos čempionai, Leicesteris Premier lygos čempionai, tai jie per gynybą, per kančias kažkokias pasiekia tą rezultatą, o Žirona yra rezultatyviausia komanda La Lygoje, jie įvarčių belenkiek šiaip persileidžia ir jie žaidžia tą žaidimą, kai muškit, mes įmušim jums daugiau, bet čia tu turi turėti kokybės pasitikėjimo sim, kad taip darytum, o jie visiškai atsipūtę važiuoja ir vargo nemato. Tai, aš sezono pradžioje sakiau, netikiu tokiam silpnesnėm komandom, kurios per puolimą daro rezultatą, bet panašu, kad tuo nusivilsiu, nes jau dabar Žirona tiek išsiveržusi prieki, kad jie praktiškai turi bilietą į Čempionų lygą. Tai va, to ispanams reikės 5 vietos į Čempionų lygą, žinai, koeficientą pasikelt, nes toks Real Sociedadas, kad ir kaip mes ten juos geriam, gali likti be Čempionų lygos kitą sezoną. Aišku, dabar net Kiek jie atsilieka nuo Žironos Real Sociedadas? 12 taškų. Tai solidu daug. Jo, bet aišku, dabar tas Bilbao Athletic 5 vietą užima dar ir Betis ten kažkur alsuoja nugarą, tai jo, o šiaip Barcelona, tai dėl šią turbūt reikėtų kažkiek pakalbėti irgi, va toks jau kažkiek įtampėlės atsiranda po tokių 2 pralaimėjimų, Antwerpen, Royal ir Žironai. Na, aš taip vis tiek pragmatiškai žiūriu, nemanau, kad jie prarasta 4 vietą, tai tokio situacijų, manau, gali dar tiesiog laukti iki sezono pabaigos. Oi, faktas. Nori daryti kažkokius sprendimus, ką dabar paimsi? Nieko. Nebent Šarūnas Jasikevičius būtų laisvas specialistas, gal paimtum, bet jau nebe, tai va. Ne, tokie dideli klubai, jeigu nėra tragiškos situacijos, manau, turi daryti pokyčius tik tai vasarą, arba tada, kai yra geras treneris, su kuriuo jau susitari, iš karto iš rinkos tu jį susižvejoji, bet kitu atveju, tai komanda eisi niekur, jeigu tu nuimsi čia ir pastatysi vėl, bet ką damuš sezonui. Tai va, o šiaip man kažkada būtų labai įdomu pamatyti Artetą arba Emery prie tų didesnių Ispanijos komandų vairo. Emery nemanau. Vat, tu nemanai, bet jis irgi kažkada sakė. Aš jį gerbiu, bet... Bet jis kažkada čia sakė, kad būtų ten jam fainai, taip toliau. Atletiko, bet ten Simeonė iki Grabo lentos, man atrodo, dirbs. Jo, kad iki Grabo lentos dirbs, tai faktas, tai turim ką turim, aš tai tikiu, kad ilgi ne. Bet jo, turi, manau, tam tikros aplinkybės susiklosti, bet, tai ką tik kalbėjom, matai, kas įrodinėjo, tai smagu stebėti. Ir kalbant apie trenerius, jau minėjau tą Lopetegui variantą, kad jis ten galėjo Al-Ittihad išeiti, tai Al-Ittihad išėjo Marcelo Gallardo. Kažkaip nekalbėjom apie tai. Aišku, kalbėjom, man atrodo.
Ar tikrai? Kalbėjom, kad treneris pasirinko negarbingą kelią. Gerai, vis dėlto maniau amnezija po gimtadienį. Tai va, gerai, kad kalbėjom, reiškia, nebereik toliau kalbėti. Senatvė, jau ką jau padarysi, Jo, atmintis prastėja. gerai, tai Bundeslygoje, manau, net nėra labai per daug ko kalbėti iš tikrųjų. Turim tą situaciją, kad kol kas... Leverkusenas kažkiek taškelių pabarstė, bet, Jo, ir Bayernas atsiėmė pralaimėjimą, tai viskas ten vos ne status quo išsilaiko. Kas buvo ten prieš porą savaičių panašiai liko, tik su kažkiek taškelių. Tik Dortmundas jau, sakyčiau, nusirašęs nuo kovos dėl titulo, nes jau kiek -11 turi, tai... Jo, ir aišku, tas pralaimėjęs Leipzigui yra labai skaudus, dabar 4 taškai tarp jų, kas tokio sezono stadijoje neatrodo baisiai, bet vis tiek. Ne, Borussia vis tiek išsikrapštė, jie dažnai žaidžia prasčiau, sezoną tada užbaigė kažkurioje stadijoje padaro seriją pergalių ir... Nes, Vokietijai pripažinkęs tiek tas čempionatas kažkiek yra silpnesnis tos antros lentelės pusės komandos, jeigu tu pats tvarkingai turi geresnę formą, tai tu po tos 3 taškus susirankęs. Tai va, šiaip norėčiau, kad Leverkusenas šiais metais laimėtų tą pokalį, jiems reikia tą titulų badą nutraukti. Pokalį ar Bundesliga? Pokalį. Nes O gal abu? Ne, tai Bundeslygoje aš nepyksiu, jeigu Bayernas laimės dėl Keino, žinai, aš vis dėlto prilaikau dar tą ryšį. Bet jo, aš tikrai pokalį turiu omeny, nes jie ten liko viena iš stipriausių komandų. Dortmundas iškrito, Bayernas iškrito, Leipzigas, berods, jei neklystu. Tai turim tokią situaciją, kad ten... Nes, žinai, ta Leverkuseno istorija. Tai va, galėtų būti Leverkusenas, tai... Normalus, o ne Leverkusenas, ten, lemba, tais laikais, kas vyko dabar galvoju, 2002 berods jo. Tai, ten buvo wow, dar ir viso to veidas buvo Balakas tuo metu, kuris, žiaurus dalykai vyko. Tai vat norėčiau, kad laimėtų vis dėlto, nors ir nėra ten labai mėgiamas, kiek suprantu, klubas, ta pačioj Vokietijoje, bet ten daug nemėgiama, tai turim, ką turim. Ir dar apie Viaplay. Kaip tik, kad Bundesliga transliuoja, tai norėjau biškai pasakyti, kad, ką sakyti, manau visi žino tą situaciją, bet baisu yra, aišku, pats Viaplay, ta prasme, žinau, kad tu nelabai jį naudoji, bet yra daug tokių įvairių dilemų, pavyzdžiui, žiūrint per kur naudoji, pavyzdžiui, per telefoną, žiūri tas smagus interfejsas, kaip sako, user friendly, patogiau turbūt nesugalvosi. Ten yra gerų dalykų. Taip, gali atsisukti, taip toliau. Ten gali ir Čempionų lygos mačus žiūrėti visus vienu metu, kur tau atsuka tą pavojingą momentą, kas, jeigu neturi kažkokios konkrečios palaikomos komandos, tai sakyčiau, yra fantastinis vakaras. Tu turi 2 valandas aktyvaus futbolo ir interakcija tikrai neprasta. Tai va, per telefoną tikrai smagu stebėti ir nedažnai tai rinkesnės patogiau. Tas valdymas patogesnis, aišku, mažesnis ekranas, taip toliau, bet iš tos pusės per kompiuterį labai nepatogu valdyti, ten su tais atsisukimais, aš gerai, gal čia mano kompiuteris blogas, galbūt toks variantas, bet labai nepatogu atsisukti, ten užstringa taip toliau, žodžiu, kas, manau, turėtų būti geriau. Bet pagrindinė problema tai ne čia yra. Pagrindinė problema, kad jau greitai nereikės to stebėti. Aišku, ką jie priidavė, tai kad, gali tu tiesiog mačus perjunginėti vienas po kito, kas yra labai smagu, iš tikrųjų ten, ko galbūt negalėtum daryti per kokį GO3, žinai, tai tas smagu, bet, atsimenu, kai atėjo į rinką, ten dar gal net... Labai griausmingai atėjo. Skrieja kamuolys, gal net reklamavo, ten reklamų buvo įsipirkę taip toliau, visus ten komentatorius vos neišpirko iš ten GO3. Tai ir visas transliacijas susipirko, Premier lyga, Čempionų lyga, Formulė 1, ten tikrai pinigų įmerkta buvo daug ir tos, kaip vardinom dabar, tikrai patogumų nemažai yra tokių inovacijų. Ir atrodė kaip rimtas žaidėjas, bet matom, kad tie pinigai greit pasibaigė, čia kaip ir Sport 1 kažkada, tai atėjo triukšmingai, bet vis tiek galiausiai lieka prie suskilusios geldas ir dabar, kaip draugas rašo, keikėsi, kad žiūri Evertoną Chelsea, komentatorius bosniškai komentuoja kažką ten. Tai taip, dabar vienas, tai sako, komentatorius liko, bet aš kaip suprantu 2, tai Krasnickas su Kvietkausku ten pasikeičia. Visus kitus su lazda išvijo. Jo, išvijo, jau. Ten niekas iš to neišlašė, bet kita vertus toks Vyšniauskas tai labai maladės, kad liko savo vietą ir nesimėtė. Pagarba žmogui, tikrai jisai liko nesusitepęs munduro, galima pavadinti. O jo kelias irgi laiku išėjo, grįžo į tą TV sportą irgi jam. Pliusas, aišku, ne apie komentatorius rinkom pakalbėti, bet tiesiog nesupratimą, tai Viaplay
gaila dėl to, kad nebus galima per grajų šokinėti, jeigu kažkur kitur pereis Premier lygą, ten Bundesliga. Nu, bet tegu tiesiog susitvarko, kad būtų normalu su lietuvišku komentavimu transliacijos Lietuvoje ir man to užteks. Jo, manau visi nuo to reiks patenkti, kai reikia ten per tas skirtingas programėlės šokinėti, nei tau, nei man patogu. Ne kažką tikrai. Tai va, tikiuosi kažką pasakiau reikšmingo. Ne, šiaip aš dar tau pabaigai 2 kvizinius klausimukus turiu, čia reikėjo prie Premier lygos gal etapo pridėti, bet kažkaip pamiršau. Tai pirmas būtų, kas šiais metais iš Premier lygos klubų, grinai per 23 metus, neskaitant pakilusių ir iškritusių, nes imtis mačų yra ne ta pati, yra surinkę mažiausiai taškų. Čia Bingo. Labai geras. Labai geras, bet gal net per lengvas, nes šiaip yra 3 klubai surinkę mažiausiai, tai, Patram 9, tai blemba, tai tu per daug pasidomėjai. Bet čia matai, bet gali būti ir atspėjęs. Gerai, pasakyk kitus 2. Nes šiaip 3 klubai surinkę Patram 9, jie paskutiniai būtų. Nottingham Forest? Taip. Ir Wolves? Ne, Wolvesų nėra net tarp 5-tuko. Matai, Lopetegis ten labai iškėlė Wolvesus sezono gale. Taškų. Ne, Evertonas 5 nuo galo. Kita komanda, kuri galvoja apie trenerio keitimą. Ta pati Lopetegį. Crystal Palace. Jo, Crystal Palace ir dar Bournemouthas čia voliojasi apačioje. Šiaip dėl Crystal Palace gal kažkiek keista man, nebūčiau gal spėjęs. Nežinau, jie visada 11 vietoj tai. Bet jie praeitą sezoną užsitikrino išlikimą ir tada gale sezono papjovė šiek tiek ir dabar irgi pradėjo šio taip nestebuklingai, tai dėl to taip. O kitas būtų klausimas tau dėl Manchester United vėl. Ir po sero Alekso Fergusono eros 6 specialistai treniravo komandą. Ir spėk, kuris iš jų turi didžiausią taškų vidurkį per visus turnyrus surinktus taškus, imant vidurkį. Mourinho? Taip, pataikė, bet čia vėl pavėluota savaitėlė šiek tiek klausimas, nes aš jį buvau pasiruošęs iš anksčiau. Nes šį praeitą dar savaitę buvo Ten Hagas. Čia visi nori nuimti, bet juokais praeitą savaitę dar pagal taškų vidurkį Ten Hagas buvo pirmas po sero Alekso Fergusono eros, nes dabar pralošė kelis mačus ir nukrito. Tai yra Mourinho 1,27, Ten Hago 1,25 vidutiniškai. Tai iš principo tai vos nesėkmingiausias specialistas po legendinės sero eros, o su visais kitais tai liūdniau čia. Mojesas, Ranikas, Van Galas, tai 1,7, 1,6, tikrai prastas rezultatas. Gerai, labai tikiuosi pagyvino šitie klausimai podcast'o. O mes nežinau, turbūt grįšim kažkada kitą savaitę, galvoju, matysim iš tikrųjų, bet reikia tikrai. Pasveikinsim su šventėmis. Jau reguliariai daryti, nes kiek galima. Jeigu reguliariai nedarys, tai nieko ir nebus. Aš taip manau. Jau vis tiek jau laikas susijimti. Gal ir su Dominiku grįšiu, nežinau. Bus matyti. Gerai. Iki. Viso geriausio.